Sveiki, brangiausiai mūsų televizijos konkurso Misės Lietuva žiūrovai. Šiandien esame neįprastoje vietoje, prie Panevėžio pataisos namų, kuriuose už įvairiausius nusikaltimus bausmę atlieka moteris. Jos šiandien laukia svečių. Kas jie turbūt supratote? Taip, tai mūsų konkurso dalyvės. Tik tai apie tai mano ponės dar nieko nežino. Aš manau, atvažiavusios tikrai nustebs. Netrukus laidoje matysite. Misės Lietuva viešnagė moterų įkalinimo įstaigoje. Prie jos ten stovint, liečiantis, tai tu negalvoji, kad jinai nužudė, papjovė kažką, tai tu paprasčiausiai esi kaip prie moters, kaip prie žmogaus pirmiausiai. Maloni grožio procedūra. Ir aršios sporto varžybos. Koks smūgis! Kaip realybės šou dalyvė sutiks naują pretendentę į titulą – dainininkę Ingridą Martinkėnaitę. Mane čia visi gąsdina, kad jos ten ruošiasi kažkam karui, karo kirvis kasą. Aistringo tango pamoka su naujai šokio partneriais. Hola, papi. Noriu su tavim pašokti. Negailestinga konkurenčių kritika ir atstumtosios dalia. Nu, ne buratinų šou. Medinukas. Labas, mano mielas gražuolės, prašom, princesės, išeikite. Sveikos atvykusios, ar ne prie ilgo kelionė, minkštuose, komfortiškose limuzino krėsluose. Galiu pasakyti, kad į šitą vietą limuzinais neatvežama. Čia dažniausiai atvežama konvojaus transportu ir tiesiai iš teismų salės. Taigi, prašom, į pataisos namus, mergaitės, taisysime jūs, taisysime. Misės Lietuva dalyviams dar neteko lankytis jokioje įkalinimo įstaigoje. Moterys aikčiodamos iš nuostabos ir išgąsčio žengia į Panevėžio pataisos namus, kur jų laukia ilgametis ir griežtas šių valdų direktorius Edvardas Norvaišas. Sveikos atvykusios mielos merginos į Panevėžio pataisos namus. Pamatysit, kaip geriau čia nepakliūti. Tai pradžiai tada instruktažas iš tikrųjų būtų toks. Reikės palikti visus draudžiamus daiktus, kurie negali patekti į teritoriją. Tai yra telefonai mobilieji, kvepalai, visi alkoholio turintis. Su to bus problema. Aparatai, aštrus daiktai, ginklai, narkotinės medžiagos, vaistai. Galit važiuoti čia, įeiti labai lengva, išeiti daug sunkiau yra. Išklausiusios instruktažą realybės šou dalyvės prieš įžengdamos į įkalinimo įstaigą skuba dažytis lūpas, pudruotis, žodžiu, paskutinį kartą žvilgterėti į veidrodėlius. Moterys netrukus bus nuodugniai patikrintos. Netikėta viešnagė šioje įstaigoje joms ne vienintelė staigmena. Čia didžiulio gražuolių būrio jau laukia nauja dalyvė. Mano saldusis Herene, noriu pristatyti jums Ingridą Martinkėnaitę, kuri, be abejo, žinote, yra grupė 69 danguje dainininkė. Ingrida, žinau, kad apie tavo pasirodymą mūsų projekte rašė labai daug spauda, o kai kurios mūsų konkurso dalyvės laidoje Super LT pareiškė, kad tu iš esmės neturi ką čia veikti, tu ir taip esi pakankamai žinoma ir tau reklamos nereikia. Ką tu apie tai galvoji? Aš manau, kad rasiu čia ką veikti. Manau, pabendrausim su merginom, man irgi labai šaunu bus kiekvieną pažinti ir linksmai praleisti laiką. Aš esu paprastas žmogus, kuris dirba savo mylimą, mėgiamą darbą ir jisai tai atlieka, manau, labai gerai. Tai aš tikrai nesu pasipūtus, aš labai noriu pabendrauti su to mergino, mane čia visi gąsdina, visi žurnalistai, tik tai žiūri interviu moterų tų merginų, kad jos ten ruošiasi kažkam karui, kažkokiam karo kirvis kasą. Tikrai aš taip nenorėčiau, norėčiau bendrauti, draugauti. 31 Ingrida yra vyriausia grupės 69 danguje atlikėja. Jis su vyru augina 3 metų dukrytę Mariją. Daug koncertuojant ir skirtinguose projektuose dalyvaujanti moteris labai vertina šeimą, nors neslepia, kad dėl didelio užimtumo iš vyro sulaukia nemažai priekaištų. Problemėlė ta, kad turėjau pažadėti ir savo, ir vyrui, ir vaikui, kad tai bus bene paskutinis toksai realybės šou, kadangi reikia kažkaip jau ir šeimai kažkiek tai duoklę duoti ir vaikutis liūdi be mamos, tai manau, kad
reikėjo kažkaip apsitupėti, reikėjo kažkiek ir namie pabūti bent kurį laiką, kad ir šeima pamatytų ir mane namie. Čia aš tą, kuri kalbėjo, tikrai ne. Mes tikrai nedraskom plaukų, ne, mes tik tai labai gerai. Raunam visus iš karto. Jaučiau iš kai kurių merginų, tai buvo ta tokia nearogancija, sarkazmas toksai, žinai, galbūt. Bet aš manau, kai mes pabendrausim, kai mes susigyvensim, kažkokių bus patyrimų ir kažkokių išgyvenimų kartu, tai jos galės susidaryti tada jau teisingą nuomonę ir manau apie mane spręsti. Kaip seksis Ingridai, greitai pamatysime. Dabar metas susipažinti su pataisos namuose gyvenančiomis moterimis. Pretendentės į titulą prisipažino, jog nuteistųjų labai bijo. Netrukus laidoje matysite, kas pravirkdė Mrs. Lietuva dalyves. Kai paaiškino situaciją, kad kai kurios gimdo būtent tam, kad sutrumpintą laiką, nežinau, man atrodo, kad apskritai tokiams moteriams negalima gimdyti. Už spygliuotos vielos užsimezgusi draugystė ir tarpusavio kaltinimai veidmainystė. Ji tokia atrodo miela, tokia, sakot, nors prie žaizdos bėg. Bet iš tikrųjų nėra tokia.